Sveiki videoblogo pagal Jurgį žiūrovai. Sveikinuosi su jumis iš Vilniaus oro uosto, nors niekur neskrendu. Iš tikrųjų, tai laukiu savo labai tokio ištikimo, sąžiningo kliento, kuris dėl įsigaliojusių sankcijų negali padaryti pavedimo. Ir skrisdamas į Ispaniją atostogauti, nusprendė susitikti su manim Vilniaus oro uoste, nes čia turi persėdimą. Šiek tiek nerimauju, ar jam pavyks išeiti, praeiti pasų kontrolę ir po to grįžti, bet tikiuosi, kad viskas bus gerai. Tai atvažiavau 10 minučių anksčiau. Tai šitas videoblogas ir bus, matyt, apie proaktyvumą, žodžio laikymąsi. Gale vlogo paskelbsiu konkursą, kurio metu padovanosiu jums, man atrodo, patį brangiausią dalyką. Ir ką? Daug kelionių, komandiruočių, kasdieninių darbų. Tai prisisekit saugos diržus ir važiuojam. Nu, žodžio žmogus net su šeima išėjo. Išvedė net šeimą iš terminalo, bet aišku labai liūdnas. Skrenda jisai į Barceloną, pas vieną mūsų bendrą draugą į gimtadienį. Ir iš tikrųjų tai skrenda, nu, taip juokingai, taip varganai, kad net nežinau, ką čia žmogui ir pasakyti. Tai jisai dabar, kad nuskristų į Barceloną, skrido iš Kirgizijos į Stambulą, iš Stambulo į Lietuvą, iš Lietuvos į Helsinkį ir iš Helsinkio į Barceloną. Kada atskris, aš nežinau. Mūsų versle, jo vežimo versle, o mano, kaip sakant, to verslo vežimo aptarnavime, situacija labai smarkiai pasikeitė, nes, tarkim, kai aš atėjau į šitą verslą 12 metų atgal, tai buvo potenciali rinka, 120 000 automobilių išvažiuodavo į vieną pusę ir 120 000 automobilių atvažiuodavo į kitą pusę. Tai reiškia 240 000 potencialių užsakymų rinka. Kai rusai aneksavo Krymą iš Ukrainos, tai liko 60 000 automobilių į vieną pusę ir 60 000 į kitą. Ir kai dabar rusai užpuolė Ukrainą ir prasidėjo karas, jebać Putina, rosyjskie ścierwo, jebać do bólu, niech liże perło, jebać za wojnę na Ukrainie. Liko tik 16 000 automobilių, tai automatiškai ir 16 000 pervežimų į vieną pusę ir 16 000 pervežimų į kitą. Ir jam ir man yra sunku, nes Jan Ediks, kurio buvom susitikę, jis yra kinas, persikėlęs gyventi į Kirgiziją ir vykdo pervežimus su kirgiziškais numeriais, mašinom vykdo iš Kinijos į Europą. Man jisai kaip žmogus labai įdomus, nes aš noriu judinti savo e-commerce programą, tai yra prekių išmuitinimą. Turim nežmonišką konkurenciją prieš tos rinkos gigantus kaip Omniva, kaip Lietuvos paštas, tai yra technologija, tai yra lankstumas ir plus mes nesam pririšti prie vieno kurjerio. Tai yra, jeigu pro mūsų sandėlį pravažiavo e-commerce prekės, mes jas išmuitinam, tai mes turim integraciją su visais kurjeriais ir galim jas pristatyti daug lanksčiau ir daug patogiau, nes galim integruotis visus DPD paštomatus, visus Lietuvos pašto paštomatus ar tos pačios Omnivos paštomatus. Arba tiesiog panaudoti kurjerį, kuris tą dieną važiuoja tą kryptimi. Tam galima pritaikyti dirbtinį intelektą ir ko dar ten tik nepritaikysi, kad būtų gerai. Tai aš Jan Edik labai kalbinu, kad iš tikrųjų jisai imtųsi paieškų tų kinų konsolidatorių, kurie galėtų vežti. Tai buvo malonu pasimatyti, plus jisai jau kelintą kartą iš Kirgizijos negalėjo pervesti mums paslaugas, nes mes jam šiuo metu teikiam paslaugą ant Lietuvos pasienio, tai yra darom deklaraciją, kuri vadinasi T1 ir išduodam garantiją. Ir būtent žiūrėjau, kad jie veža visokius dalinius ir e-commerce man taip atrodo krovinius. Ir aš sakau, būk geras, pabandyk surasti tą tikrą užsakovą, tikrą konsolidatorių, aš pasiruošęs skristi į Kiniją ir kalbėti. Ir jisai tada sako, tai Jurgi, taigi Kinija į Lietuvą negali siūsti. Sakau, bro, žinau, aš esu pasiruošęs, kad mano programa veiktų, kad lietuviai gautų prekes laiku ir pigiai, esu pasiruošęs eiti ir į Lenkiją su plėtra, ir galbūt net į Vokietiją ar kitą šalį. Nes dabar iš tikrųjų jisai pasakė, daugiausia prekių jisai nuveža į Vengriją ir į Olandiją. Visą tai žinojom ir visiškai nepaslaptis, kad kinai vis tik Lietuvos vengia, po to mūsų Taivano atidarymo atstovybės ar kitų dalykų. Tai iš tikrųjų smagu, kad žmogus laikosi žodžio, nes jisai galėjo sakyti, čia žinai, krovinių mažėja, aš to nebevažiuosiu, tai nebemokėsiu, bet jis net skrisdamas tokiu sudėtingu ir sunkiu maršrutu su visa savo šeima pasirūpino, kad atsiskaitytų. Iš tikrųjų, žinokit, tokių džentelmenų rinkoje jau pasidarė labai mažai. Tai gerbiu. Tai yra visiškai oficialus apmokėjimas, aš jam grįžęs į buhalteriją išrašys pajamų orderį, aš jam išsiųsiu ir jisai žmogus galės pas save prisiekti buhalterijai, bet tiesiog yra tokia situacija, kad dėl sankcijų pas mus reikia labai suprasti, kad pas mus bankai
yra vis tik tokia irgi oligopolija, jie vis tik labai smarkiai nesigilina, nenori gilintis, mano, kad skandinaviškas verslas jiem irgi gerai, o ką daryti tiem kitiem verslam, kurie, neturi tos Skandinavijos, ar neturi šitų tokių gerų ryšių, arba dar nespėjo padaryti ryšių. Aš visais dantim, nagais kabinuosi, labai vertinu jūsų pagalbą, kiek man žmonių parašė ir patarimų, sako, imk Airiją, imk Olandiją. Tai aš visus tos galimybės visas bandau išnaudoti, bet kaip man jas išnaudoti, va šiandien ir dabar viskam reikia laiko, kaina, pažintis, vien tik procedūra, mes jos gerai nemokam. Taip, kad tikrai nelengva, o dabar mažiau šnekų, daugiau darbų, kylu į viršų, pasiimu rūbus ir pirmyn į Lenkiją. Labas, Dainius. Sveikas. Ir varom. Tai čia iš Alytaus mes startuojam, jau šitą nuvažiavę esam. Zlotas yra smarkiai pakritęs, pasižiūrėsim kokios kuro kainų skirtumo tendencijos, nes anksčiau, kai buvo zlotas brangus, tai kaip čia nebuvo labai ženklaus tokio skirtumo. Dabar pasižiūrėsim, kas iš tikrųjų gaunasi. Tai susifiksuoju kainas visas, kurios yra ant sienos iš Lietuvos pusės. Aišku, kad ant sienos kainos lygtai turėtų būti didesnės. Tada pasižiūrėsim, stosiu į Orleną lenkišką piltis, nes Orlene piluosi kurą. Vertinu Orleno bendradarbystę ir kainas ir pasižiūrėsim, kiek išlošiu. Prisimenu tuos nulinio PVM laikus, kai nuo bako išlošdavau 76 eurus. Čia tai buvo išlošiai. Dabar tokio tikriausiai nebus. Neste, man atrodo, ten dar bus degalinė, tai jinai viena iš pigesnių. Pasižiūrėsim, ką lietuviai siūlo ir ką Orlenas siūlo realiai, atsiskaitant kortelę ir konvertuojant. Pasižiūrėsim, kas gausis. Dizelis 165 ir 165 ta pati kaina. Ką čia jie siūlo RV transporte? Žiūrėsim, tai? 155, man atrodo, dizelis. RV transportas vežėjas ir pats pigiau pardavinėja. Bet tai matai 155 dizelis, man benzas įdomu, mes benzą lyginsim, bet čia va dar yra Baltic Petroleum, tikriausiai kažką tai gero pasiūlyti gali. 169. Tai kol kas šitas rungtynės laimė RV transportas, antroji vietoj Neste tikriausiai. O, yra Lauša kaip pigiai. 159. 159, 95. Oho. Jeigu reiks pigesnio kuro, lėkit į pasienį Laušoj. Tai kol kas buvo galima užsipilti pigiausią kurą už 159. Pasižiūrėsim, ką pasiūlys mūsų dabar partneriai Orlenas Lenkija. Pirmoji kolonėliai, nes norisi jau į tualetą ir arbatos ir sakant, biškį kojytės pramankštinti. Nu va, pirmas stopas, gal ne visiškai teisingai, gal nesakyčiau, kad reiškia ant pačios sienos, nes teko pavažiuoti iki Elko miestelio. Tai šiuo metu piluosi už 5,99 zlotų. Tai realiai taip skaičiuojant, tai 30 euro centų. Aš taip manau, kad jeigu skaičiuoti revoliuto kursų dabartinių, nuo litros. Tai labai lėtai bėga, bet manau, kad įpilsiu beveik 700 litrų. Tai žiūrėkit, 21 euras ir kačing. O kartais yra uždirbti, tai reikia mokėti mažiau išleisti, ane? Patvirtinat? Įliejau beveik 7 litras. Tai tikrai puikus sutaupimas. Nu va, hebrytė, kadangi kalbėjom apie kurą, apie kuro kainas, apie elektrą, tai žiūrėk, aš 661 km įveikiu per 7 valandas 27 minutės, kadangi nereikėjo vis dar krautis, buvo vienas sustojimas užsipilti kuro. Aišku, jau liko 285 km ir jau reikės piltis atgal važiuojant vėl, nu bet dar benzinas su elektra palyginus ne. Ir buvo tikrai geras vidutinis greitis, kaip matėt, lėkėm ir skubėjom. Dabar tik tai daikčiukus susirinku ir einu, kaip sakant, ilsėtis. Tu tai šitam viešbutį už 76 eurus apsistojo aš jau iki 4 gal kartą. Čia viskas jums yra pažįstama. Viena bendra erdvė. Šį kartą 2 atskiros lovos, kas man patinka, kad aš vienas miegu, bet viena didelė labiau. Bet žinokit, buvau pavargęs ir nežiūrėjau, nes tikrai myniau, skubėjau. Tiesiog koks yra skirtumas. Šį kartą labai turiu gerą vaizdą į krantinę. Nežinau, ar GoPro turi jėgų perduoti, bet krantinė tai atrodo įspūdingai. Pabandykim sumažinti šviesą ir pažiūrėti, ar kas nors pasikeis ar ne. Čia ne ta šviesa. O, vaikyti. Nu, GoPro pasistenk. Karinis ir jachtas. Tarp kitko, va čia butai yra pardavinėjami. Šūdą jūs matysite. Va čia va yra išpardavinėjami butai. Dabar tai yra brangiausias kvadratinis metras visoje Lenkijoje. Va būtent šituose namuose ir va čia va, mūsų namo teisinys. O čia va stovi jachtas. Gali savo gyventi brangiausiam kvadratiniam metre ir žiūrėti į savo nuostabią jachtą. Taip lempa šviečia, kad net nematau kur eiti. Tai va, kelionė yra sėkminga.
viskas laimingai. Greitai atvykau, ne taip kaip su elektriniu automobiliu, dar elektrinis automobilis negali. Specialiai matavau, piliau kuro lygiai 6 minutės, spyliau 76 litrus. Ir jeigu naudojant ir 14 litrų, vis tiek yra proporcionaliai su pilnu baku yra daug geriau davažiuoti. Oi, dar kažkokia tai, lineris, jachta, ne, kaip čia pavadinti. Kažkas įspūdingo dar plaukia. Žinau, lango atsispindi, jūs nieko nematot. Patikėkit mano žodžiu. Gerą, puikų pirmadienio rytą. Tiesiai iš Gdainios. Visai kitas vaizdas šiandien dieną, ne? Nėra čia gyva taip kaip kažkokiuose tai Stambulo uostuose. Kadangi vakar buvo labai vėjuota, tai manau čia ir tiem laiveliam buvo biškį stresiuko ir laivų savininkam. Tai šiandien diena labai aiški ir paprasta. Stengtis iš vadovų išgauti, kad jie laikytųsi savo žodžio. Jungti reiklumą. Aš pradėjau galvoti apie tokias savo pagrindinės vertybės ar tezes, kuriom aš pradedu vis labiau ir labiau vadovautis. Tai vertybė arba reikšmė numeris 1 tai yra žinios, antras dalykas proaktyvumas ir trečias dalykas yra reiklumas. Aš jau nekartą su jumis kalbėjau, kad aš noriu būti reiklesnis ir aš manau, kad čia yra visko paslaptis. Ne susirinkimo turinys, ne kaip tu įdirbi, bet reiklumas, o reiklumas susideda iš daug elementų. Nepamiršti, ką tu iš jo turi išsireikalauti, nepamiršti, ką jis daro, laiku paklausti, nesisarmatinti, duoti grįžtamą ryšį. Tai yra reiklumas. Tai va, tai žinios, proaktyvumas ir tada trečias yra reiklumas. Order goes to the Trevio system. This agent, when he is opening Trevio system, he have to find information how to act with this customer. Daug čia karinės technikos labai susirinkę. Ir jie taip atvažiuoja per savaitgalį įsikrauna, paskui pirmadienį visi išvažiuoja. Čia jų labai daug vyksta. Bet uostas šiaip labai gyvas. Gdainės uostas. Aišku, neaišku, kiek gyvas ryšim su karu, nes dabar uždaryti visi Ukrainos uostai. Aišku, sako, kad visi paskui atsigaus, kai atsistatys, atstatymas vyks. Iš tikrųjų, aš abejoju, nes dings va šitie visi šie prekiniai ir kiti ryšiai. Jie važiuos vėl per Odesą ir per kitus Ukrainos uostus, nors kas čia žino. Grįžinėjau iš Gdainios į Belstoką ir jau čia 25 centais brangesnis litriukas. Vėl užpyliau pilną baką, kiek aš čia užsipyliau 68 litrus. Tai jau čia brangiau. Žinai, 30 centų, tai jau yra skirtumas. Jaučiasi. Grįžinėjom 6 valandas važiavimo vėl. Reikaliukai. Nežinau, kodėl taip atsitiko, bet vakar tiesiog paėmiau ir pamečiau kamerą. Tiesiog visi reikalai, darbai, važiavimas. Vėlai vakar labai atlėkėm. Tai šiandien diena vėl intensyvi, prasidėjo nuo žurnalistų. Kažkaip žurnalistai pamėgo mane, lietuviai Lenkijoje kalbinti, o man taip trūksta žodžių, taip trūksta ką pasakyti, taip norisi daug pasakyti, bet iš tikrųjų tų žodžių tikrai jaučiasi, kad trūkumas. Tai reikia arba plėsti žodyną, arba atsisakinėti nuo tų intervų. Tai diena labai paprasta, susipažinau su naujais pardavimais. Tie mūsų pardavimai po truputį juda į priekį. Smagu, ukrainiečiai čia mūsų atrado. Pagaliau juda tas parkingas vėl iš pradžių. Tai pardavimai yra atrinkti nauji žmonės. Vyksta onboardingas jų. Man atrodo, kad onboardingas geras ir kokybiškas. Tai judam link geresnės ateities ir bonastos. Atsirado naujų klientų, tokių motociklų visokių, mašinų, nes yra problema iš Lietuvos padaryti eksportą netgi ir į Baltarusiją, nes Lietuvos muitinė pasiima savo didelę atsakomybę, reguliuoja, daro ir netgi verslo darbus. Tai va, kuo toliau, tuo mūsų parkingas pildosi. Nežinau, kaip reikės spręsti, darbuotojų mašinos netelpa, jie turi statyti čia, o čia va susiparkuoja. Suprantat, šitos mašinos stovi nemokamai čia. Paskui išsikelia jas ant ralo ir išvažiuoja. Tai va, reikia biškį aptvarkyti dar tokius buitinius dalykus, nes va, 1, 2, 3 ir jos užima labai daug vietos. Ir čia jau negali klientai statytis, nuomininkai, negali darbuotojai statytis, tada mėtosi tos mašinos abilė kur. Čia. Kitiem kelia nepasitenkinimą, o tvarkos nėra. O šiaip tai, žinai, aš darau daug. Ir kas man atsitinka, aš neišsireikalauju rezultatų. Tai yra, kaip palieku tam momente, tai taip ir lieka, nes pamirštu, nesukontroliuoju. Tai mano visa svajonė ar mano dovana būtų tas reiklumas. Ar susikurti instrumentą, kuris tą išreikalautų, ar susikurti kokią tvarką, kad sekti, nepamiršti tų projektų, kurie iš tikrųjų juda arba nejuda, arba stovi vietoje ir labai kenkia. Tai va tiek. Šitose dienose taip daug nusivylimo,
tokio rezultato nebuvimo. Iš tikrųjų galvoju, kad šiandien neatsikelsiu. Aišku, nuovargis, per 3 paras nuvažiavau 2000 su trupučiu kilometrų, tai tas irgi duoda savo tokį nuovargį, bet aišku, tos pergalės jos pakraunamos kažkokiam tai, geriem naujiem darbam, o kai jų nėra, kai ten sako, ten tas negali padaryti, to negali padaryti, tam reikia išaiškinti, tą reikia prispausti, tada pavargsti ir net nežinai, iš ko imtis. Tai aš dažniausiai susidarau sąrašą, atskaitingų žmonės, išsiprioritizuoju, visko susekti negali. Ir pirmin, tai važiuoju dabar į ofisą darytis to sąrašo, kad susiprioritizuoti, ką reikia labiausiai sekti ir varysiu pirmin. Turėjau atranką muitinės tarpininko eksperto, turėčiau šiek tiek paaiškinti, nes mūsų Bonasta specializuojasi tranzito procedūrai. Tranzito procedūra tai yra, kada prekės jau yra sukrautos, sudėtos į mašiną, padaryta išvežimo procedūra eksportas ir jau tada atvažiavo tik tai pas mus iki sienos ir nuo sienos jau reikia garantijos tranzito. Čia yra mūsų specializacija. Tačiau tuose dokumentuose mes matom ir siuntėją, ir prekių gavėją. Ir galima daryti, tarkim, jeigu tai atvažiuoja iš Anglijos ir mes darom tranzitą, tai mes matom, kas yra gavėjas. Mes galim pasiūlyti importo procedūrą parduoti jiem ir atlikti. Ir jau turim skaitmeninius duomenis. Ir atvirkščiai, jeigu darom į Angliją eksportą, tai galim jiem pasiūlyti padaryti tranzitą. Žodžiu, sugalvojau padaryti tokį sinerginį verslą, nusamdyti proaktyvų muitinės tarpininką, kuris turėtų patirties muitinės tarpininko veikloj ir vystyti šitą skyrių. Tai yra, Bonasta niekada šitam versle nesispecializavo, bet dabar yra didelis noras pradėti daryti tokį verslą, nes tikrai turim duomenų, turim įmonių, turim skaičių, turim vertės pasiūlymų, tai tik tai dabar trūksta žmogaus. Ir labai sunkiai sekasi, nors dauguma muitinės tarpininkų susimažino muitinės tarpininkų, susimažino taip gerokai ir ateina tikrai iš didelių kompanijų, bet tie žmonės labai neproaktyvūs. O čia man reikia kurti skyrių, man reikia kurti naujas atstovavimo galimybės sukurti, nes klientas turi tavim pasitikėti, tu turi būti labai proaktyvus ir sakyti klientui, trust me, I will do it. Tai tokio žmogaus dar netradau, bet labai ieškau jauno, aktyvaus, energingo ir atsakingo žmogaus į muitinės tarpininkų skyrių. Ir kol kas nesiseka, bet geri norai, dar pasakyti kamerai, visą laiką išsipildo. Aš jums esu pasižadėjęs padaryti šitam videoblogę konkursą, tai yra padovanoti dalyką. Ir tas dalykas, manau, gali apimti ir šitą būtent kliento vertės pasiūlymo išsigryninimą, ar kitus dalykus, kas jums yra svarbus versle, o galbūt jūs tik tai svarstot apie verslą ir dar nežinot, ar verta jau užsiimti, ką jau esu ne kartą su žmonėm kalbėjęs ir sutaupęs jiem milijonus. Tai žiūrėkit, aš noriu padovanoti jums 2 savo svarbias gyvenimo valandas tam, kad jūs galėtumėt manęs paklausti visko, ko jūs norit. Tai yra individualiai paklausti manęs visko, kas jums yra aktualu. Ar turit klausimų savo versle, ar svarstote aplamai ar pradėti verslą, gal turit santykiuose bėdų. Viską galima padaryti, tai žiūrėkit, išskirstysim tą į 2 skirtingas valandas, tai sutarkim taip. Dabar nueinat į mano Instagramą, pafollowinat jį, tada turit būtinai pafollowinę mano Pagal Jurgį kanalą, tai reiškia, sąlygos yra tokios. Einat į mano Instagramą, susirandate tenai postą apie šitą temą, kad tai yra būtent konkursas, kad galiu padovanoti, jeigu jūs pasiruošę nufilmuoti trumpą video ir jį man atsiųsti, ir parašyti noriu one-on-one komentarę, parašot one-on-one, aš jums atrašau, jūs man įdedat aiškiai į tenai video su savo klausimų problematiką, aš tą video pasišėrinsiu stories, paskui, kai mes susitiksim, jį trumpai pasifilmuosim kartu, jį apibendrinsim, o jeigu jūs nenorit to daryti, nenorit šėrintis, tada tarsimės dėl individualios sesijos. Gaila, prizai būna tik tai tiem, kurie yra atviri ir pasiruošę dalintis. Nes hebra, nebijokit, nieks nenuneš jūsų tų biznių. Jeigu jį nuneš, tai geriau nuneš dabar, nes reiškia jūs silpnas, neturit finansų, neturit kažkokių tai reikiamų resursų, ar žinių, ar net nusiteikimo kartais trūksta. Tai jeigu jau jį nuneš dabar, tai geriau dabar, negu jūs investuosit savo laiką, savo pinigus ir paskui ateis konkurentas ir per vieną dieną viską nuneš. Taip kad niekada nereikia, šito mažiausiai reikia bijoti nunešti. Galbūt kai kurie negali dalinti savo mintim per daug, jie jos yra asmeninės ar kitos priežastys, čia yra normalu. Tai jeigu jūs nesat pasiruošę ir jūs negalit
online su ją dalintis, tai tada mes tarsimės dėl privačios, mokamos, taip, aš pradėsiu monetizuoti savo šitą videoblogo pagaliau veiklą, o jeigu jūs pasiruošę tai daryti, tai tada vieną išrinksiu pačią aktualiausią ir padovanosiu jam net 2 valandas savo laiko, tai yra 1 valandą aptarti, kokie klausimai o 2 valandą tai jau susitiksim už savaitės ar už 2, kada aš ateisiu su mintim, su pasiūlymais arba su coachingo sesija, kur pabandysim surasti sprendimą. Gerą dieną. Iš tikrųjų, šiandien diena labai sunki, nes atlyginimų diena, sąskaitoje žinau, kad trūksta 30 000. Labai noriu perdėti šitas atsakomybės ant finansų vadovo, ant pardavimų vadovo, bet aplamai reikia mokytis būtent būti tam reiklesniam ir įsireikalauti, kad žmonės būtų atsakingi už tai, ko už jie atsakingi. Ir su pagarba tą reikia daryti. Tai šiandien būtinai reikia pasitikrinti tai, kas buvo užduota. Va tokia didelė galva, prisiminti, ką visuose projektuose man yra žmonės, ką pažadėję padaryti ir tikriausiai milijoną darbų yra nepadarę. Ten, pavyzdžiui, Paulina yra pažadėjus padaryti pristatymą Lenkijos ofiso ir to žemės sklypo, kuris yra šalia. Tada žinau, kad marketingas yra pasižadėjęs padaryti naujienlaiškį parkingo pardavimui. Milijonas dalykų yra nepadaryti ir iš tikrųjų jie yra pamiršti, jie yra nekontroliuojami ir jie neveda prie rezultatų. Hebra, pasidarom davai kokį instrumentą, o jeigu žinot, pasidalinkit, prašau, ar komentaruose, ar mano Instagrame, pasidalinkit instrumentais, kurie jums padeda sekti užduotis. Ten yra Jira, yra Slackas, yra dar kažkokios kitos, kurios trekina valandas, bet man ne apie valandas, o man apie tai, kad mes pakalbėjom ir labai lengvų būdų įdėjom kažkokį darbą, net ne CRM-inį, bet ten, tarkim, Paulina pažada padaryti Lenkijos ofiso pristatymą su žemės byla, su išrašu ir taip toliau. Viens. Ten pardavimų vadovas pažada, kad apskambins Anglijos siuntėjus ir duos ataskaitą, ar verta eiti į tą rinką, ar samdom agentūrą, ar ne. Apskambino, neapskambino. Tiesiog galbūt yra ir daug dalykų padarytų, tiesiog aš nežinau, nes aš pamirštu, aš jų nesukontroliuoju, tai pasitikrinkit, gali būti ir pas jūs, nes kuo didesnis kaupas, tuo gali būti, kad žmonės turi mažiau atsakomybės, tiesiog jeigu jūs nekontroliuojat, jie ją pamiršta. Tai čia atvirai, sąžiningai pas mane žmonės nesukontroliuoti, neprižiūrimi, bet Jurgis dabar įjungia kitą bėgį, žinokit, jeigu Jurgis kažką tai sugalvojo, tai Jurgis taip ir padarys ir tikrai su jumis galės pasidalinti kaip. Aišku, dalintis visą laiką lengviau, kai pačiam nereikia daryti. Juk taip, ne? Jum irgi pasidalinti yra 1000 kartų lengviau negu padaryti. Bet kai padarai, toks didelis malonumas, taip gera. Vat dabar mes mokysimės turėti žinias, būti proaktyviem ir reikliem. Šį penktadienį turėjau susitaręs su labai didelė kompanija, tai yra Orlen Lietuva, online susitikimą. Jisai turėjo įvykti 11 valandą, bet aš tiesiog fiziškai pramizinau. Turėjau labai svarbų susitikimą, arba man labai įdomų susitikimą su viena kompanija. Jie atvažiavo pas mane nuo 9 ryto. Tikrai neplanau, kad jie taip ilgai užtruks, tačiau iki 11 mes su jais pasikalbėjom, pasidarėm įmonę ekskursiją, ten taip toliau panašiai. Ir tada gavosi taip, kad aš tiesiog nežiūrėjau į savo telefoną. Labas rytas. Gal kokie notificationai ir buvo, o gal ir nebuvo, nes pakvietimą jie organizavo, jie man siuntė. Ir aš tiesiog po 11:20 žvilgti į telefoną gaunu jau piktą mailą, kad labas, čia 4 Orleno darbuotojai buvo susijungę, o tu tiesiog neatėjai. Tai va, labas rytas. Tai dabar reikia tiesiog imtis ir kažkaip tai tą klausimą spręsti. Ir aš net galvoju, kaip čia geriau spręsti. Čia tiesiog rašyti paprastą laišką ir siūlyti kažkokį gyvą susitikimą, nes žmonės jau tiesiog nebepasitikė. Žinai, 4 Orleno darbuotojai laukia, Jurgis netie. Tada gal laišką siūsti kažkokią dovanėlę, nors nežinau, korporatas ar priima dovanėlės. Ir tada po kažkurio tai laiko tartis į dėl susitikimus. Žodžiu, toksai mano didelis fuck-upas, bet kadangi šitas blogas skirtas viskam, ne tik tai geriem dalykam, tai dalinuosi. Kaip jūs spręstumėte šitą problemą? Parašykit komentaruose, o aš po truputį galvoju, nes jau reikia atrašinėti pirmadienis jau. Tai žiūrėkit, biškai grįžtu prie to, ką aš padariau. Iškėtėjęs į darbą, parašiau laiškiuką, parašiau pats savo, sukūriau, tada pridėjau tai, ką man jie rašė. Ir tada Ieva, kuri pasisiūlė mano per stories. Tarp kitko, jeigu norit kažko tai nelaukti, o iš karto online matyti, kaip man čia sekasi tie verslo challenge, tai ateikite į Instagramą.
Jurgis Adomavičius ir ten matysite, aš tikrai nemažai daug komunikuoju, kelių stories ir taip toliau. Tai jinai stories man sureagavo, jinai yra MediaGo agentūros vadovė. Tikrai pasitikiu, kaip rašo ir kaip gerai viską daro, tai dar neskaičiau, aišku. Gal aš visą laiką dadedu kažkokių savo cinkelių, nes turiu savo stilių. Tai jinai dabar man pataisė, pakoregavo mano tekstuką. Aš tą tekstuką paimsiu ir išsiųsiu kaip atsiprašymą, reiškia, Orlenui, ir pažiūrėsim, kaip jisai veiks. Po to turiu tokį planą. Labai man patinka Bright, Lietuvos startuolis, gaminantis lietuvišką, nežinau, lietuvišką, bet labai skanų energetinį gėrimą. Tikrai gavom ne vieną kartą iš jų testerių, tikrai esu ir pirkęs ir dabar vėl nupirkau. Tai planas yra toksai. Paimti, jiem išsiųsti visiems tiem 4 žmonėm, kurie atėjo į online, o aš neprisijungiau, išsiųsti Brightą ir išsiųsti Bunastos puodelį. Bet ant Bunastos puodelio noriu parašyti, kad pavyzdžiui, leiskite mums sutaupyti jums laiko, skaitmenizuoti jūsų procesus. Arba leiskite jums kompensuoti sugaištą jūsų laiką ir skaitmenizuoti jūsų procesus. Kažkas tokio. Tai vat reikia dabar surasti, kas ant tokių puodukų jau pagamintų galėtų kažko tai užrašyti, nežinau, markerių kažkokių nenusitrinančių, ar išgraviruoti, ar dar kažkaip tai padaryti. Vat šito dabar ieškau, bet praktiškai ir Brightas atvažiuos rytoj, nes viena para pristatymo per Venipaką, tai bus dar laiko surasiu, o šiaip iš esmės laiškas lygtai turėtų būti geras, suskaitau ir išsiunčiu. Tai Orleno istoriją ir norėčiau užbaigti šios savaitės vlogą, nes iš tikrųjų jūs turit suprasti, kad visi mes darom klaidų. Tas klaidas padarę mums reikia nebijoti atsiprašyti, visada surasti sprendimą ir jo reikia ieškoti, nes tai yra normalu. Mes esame visi žmonės, visi turim kažkokius krūvius, visi turim kažkokius prioritetus ir kartais jie tiesiog nusimuša arba tiesiog nebesuspėjam. Tai reikia nebijoti klausti, nebijoti atsiprašyti ir nebijoti pripažinti klydus. Tikiuosi, jums taip nepasitaiko. Prašau, neteiskit labai ir manęs. Ir ką, iki kito karto. Ačiū labai. Ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi, kad like, subscribe ir, kaip sakant, greitai mūsų jau bus 21 000.